Iki Vilniaus maratono likus kelioms savaitėms Nestle pasirengimo treniruočių Skanau gyvenimą dalyviai Kaune artėja prie užsibrėžtų tikslų. Nuolatiniai treniruočių dalyviai tikrina savo jėgas maratono distancijoms ir mėgaujasi pagerėjusią sportinę formą. Treneris, tie visi patarimai ir nuveikti darbai, jie reikalingi tam, kad mes suprastume, kas tai yra bėgimas, kad žmogus suprastų, kaip reikia taisyklingai bėgti ir nubėgti pasirinktą atstumą. Skanau gyvenimą treniruotes vedanti bėgimo trenerė Inga Juodeškienė, apžvelgdama pasiruošimo ciklą, pastebi, kad treniruotės bėgimo entuziastams tapo naujų sveikų įpročių. Kaip iš pirmą treniruotę, kaip žmogus atrodė ir kaip aš praeitą šeštadienį, netgi klausiau, sakau, kaip jūs jaučiate, sakė, vieni svorio numetė, kiti geriau atrodantis ir jau nebegalintis be šitų treniruočių ir taip toliau. Bėgikai, kurie Skanau gyvenimą treniruotes lanko nuo pat gegužės mėnesio, sako, kad prie gero pasirengimo prisideda tiek trenerės patarimai, tiek buvimas grupėje bendraminčių. Jau vienas privalumas tas, kad trenerė duoda patarimų ir galų gale ir su kitais pasikalbi, kaip jie, ką jie jaučia, vis tiek technikos skirtingos, vis tiek sveikatos negeležinės, tai silpnas vietas atrandi. Yra jau bendruomenė. Žmonių bendruomenė, kuri žino, kad antradienis, ketvirtadienis, šeštadienis aš po darbo einu, lyja, nelyja, aš ateinu, pasidarau kažką, pajudu, išeinu ir aš laukiu vėl kitos treniruotės. Nestle pasirengimo treniruotės Skanau gyvenimą vyks iki pat Vilniaus maratono. Pasak bėgimo trenerės, visi, kurie nuspręs prisidėti prie treniruočių, dar spės pasiruošti trumpiausiai 4 km distancijai. Vilniaus maratonas vyks rugsėjo 9 dieną.